Sveiki, sveiki. Esu Rita Renkauskienė ir šitą noriu Jums parodyti. Būtent man šiemet labai sekasi. Mane šiais metais lanko tokie pelningi projektai ir vienas už kitą įdomesni. Ir visai nesenai 2 savaičių kažkur tai bėgyje paskambino man labai rimti žmonės, labai rimti žmonės, kurie šiaip uždirba kiekvieną mėnesį dešimtis tūkstančių dolerių, kurie turi labai didelės komandas ir eina tik tai ten, kur patys detaliai patikrina projektus. Ir štai sako, paskambino 3 minučių, man užteko, kad aš pasijungčiau į tą projektą. Todėl, kad patekau, pilna ta žodžio prasme, į pinigų karuselę. Tai kas tai per projektas? Kas čia per pinigų karuselę? Pasižiūrėkime. Pabandysiu atsakyti į šį klausimą, kaip atrodo pinigų karuselė. Ir taip. Aha, 1 sekundę. Taip, vadinasi, ši platforma, tai yra platforma BitNest. Ją sukūrė dalis programuotojų. Reiškia, gal ne nuo to galo pradėjau. Reiškia, jau šiek tiek sakiau, kad mane pakvietė žmonės, kurie moka uždirbti ir realiai uždirba pinigus internete. Taigi, jie tikrina projektus. Ir kai aš paklausiau, ar jūs jį patikrinot, sakė, taip, mes jį patikrinom. Ir davė pasižiūrėti vieną video rusų kalba, kuris labai detaliai viską papasakojo. Žmogus, kuriam šitą projektą parodė draugai iš Ispanijos, kadangi jisai dirba, jeigu mes pasižiūrėtume į jo šalis, kurios yra pajungtos, tai matom, iš Europos, tai Anglija, Prancūzija, kalbos šios ar ne, ir viskas. Ispanija. Daugiau matom Indiją, Azijos šalis, Pietų Koreją, matom čia ar Vietnamas, ar Kinija, aš jas vis tik tai maišau, atsiprašau, su geografija ne pats geriausias santykis pas mane. Tai va, pagal vėliavas, taip. Matot, Emiratai, Afrika, Indija, va štai, tai praktiškai ispanakalbė šalis, prancūziškos kolonijos ir Anglijos kolonijos, ar ne, į Pietų Ameriką visą. Tai štai, Europoje tik sužinojo ir tas žmogus sužinojo nuo ispano draugo. Reiškia, kai jie pradėjo nagrinėtis, jie suprato, kad tai yra labai rimtas smart kontraktas, kurį patikrino, tikrai yra video, kai jie rodo, kad patikrina visą šitą dalyką, įeina, dirba ant PancakeSwap šitą platformos ir viskas yra patikrinta. Video tikrai yra įdėta. Ir paskui aš dar pasižiūrėjau to žmogaus Vladimiro video, kurisai buvo susitikęs su rusais MLM lyderiais, kurie turi didelės struktūras, kurie statosi. Ir jie tiesiog labai trumpai jisai pasakojo savo emocijas apie šią platformą. Ir kiek aš perklausiau jį, tai galiu taip tiesiog reziumuoti, ne? Kad tai sukūrė labai rimti programistai, kurie kūrė įvairiausius blockchainus prisidėję prie ypač Ethereum blockchaino kūrimo. Tai ir žmonės turintys daug pinigų, investoriai, ir vienas Kembridžo universiteto profesorius. Taip sakė, kad tokie žmonės stovi už šitos platformos. Tai ne juridinis asmuo, tai platforma. Bet šita platforma, kaip nekeista, turi savo baltą lapą, baltą popierių vadinamą, kuriame yra aprašytas viskas, kas sudėta į smart kontraktą. Smart kontraktą patys irgi tikrino, sakė, neužmušamas smart kontraktas. Yra už 23 metus auditas padarytas 24 metais ir dabar už 24 metus irgi turi išeiti audito išvada. Tai audito išvada praeita buvo mažai rizikingas, o šiemet išeis, kad tai yra visiškai nerizikinga platforma darbui.
Dabar kaip jie čia dirba? Darbas čia yra toks paprastas, kad paprasčiau ir būti negali. Gavom referalinę nuorodą, yra referalinė nuoroda, todėl kad jie renka community, jiems reikia community. Ir jisai skirtas čia, galima pradėti dirbti, matot, maksimum 28 dienos, o minimum 1 diena. Ir čia ateina ir su doleriu galima pradėti dirbti, ir su 100 000 čia dirba žmonės. Pati šita karuselė, piniginė karuselė sukasi jau daugiau nei 900 dienų ir jau labai daug žmonių patapo netgi milijonieriais būtent iš čia. Tai labai trumpai, 1 diena mums duoda 0,4% ir toliau 7 dienos mums duoda 4%, darbas depozito 14 dienų duoda 9,5 ir 28 dienų depozitas mums atneša 24% nuo įdėtos jūsų sumos. Kaip jau sakiau, toleruojama ir $1 suma, bet juokingai atrodytų, jeigu mes čia pradėtume dirbti su $1. Bet kai aš skaitau atsiliepimus pagrindiniam anglakalbių čiate, tai ten rašo, aš pradėjau su $10, per metus išėjau į tokią tai sumą, dabar aš dirbu, pas mane dirba $4,000 kiekvieną mėnesį ir man atneša $1,000 pajamų. Va tokie atsiliepimai yra. Taigi, jeigu aš paskui įeisiu į sudėtinį procentą ir mes paskaičiuosime, taip? Aišku, kokia diena, dienos depozitas atneša pinigų. Prisijungiame mes čia per savo MetaMasko piniginę ir viską. Gavom nuorodą ir užėjome, atsidarėm ir mūsų iš karto prašo prisijung su savo MetaMasko piniginę. Iš karto. Taigi mes taip ir padarysim. Pasitvirtinu. Ir viskas, mano piniginė stovi. Taip, aš jau aktyvavausi. Vieną kartą pagal jūsų referalinę nuorodą kažkas prisijungs su savo piniginė ir viskas, tas žmogus jau yra jūsų struktūros dalis. Dabar, kaip čia atrodytų pinigėliai? Atidarysim patį MetaMaską, kad matytume. Aha. Ir matom, kad pagrindinis tinklas čia yra BNB tinklas, reikia turėti dujoms, pavedimams, kažkiek tai pačios BNB ir prekyba čia vyksta USDT BEP20. Taip, USDT. Viskas labai paprasta. Pasipildome, žiūrim, kad mūsų MetaMask piniginiai būtų BNB, nors doleris, nors paėmė, aš persivedinėjau 200, paėmė 0,001. Iš vis ten, gal 1 centą paėmė. Taip. Ir kad būtų MetaMask'e USDT BEP20. Viskas, MetaMask'o mes daugiau nerodysim. Ir žiūrėkit dabar, atsidarai portfeliuką. Labai paprasta, kaip atsidaryti orderį. Pasirenkam dieną. Pasirenkam piniginę MetaMask'e, kiek yra pinigų. Pas mane 0 yra, dabar taip nieko aš nepadaryčiau. Bet va, daleiskim $20, ar ne? Pasirinkau dieną, įvedžiau $20 arba maksimumą, kiek yra MetaMask'e ir paspaudžiu circulation. Viskas. Pinigai iš piniginės nusirašo, patenka į likvidumo pūlą ir volia, pradedat savo darbą. Dabar kaip atrodo pats įdėtas indėliukas? Pats įdėtas indėliukas atrodo taip. Aš iš pradžių įsidėjau $200 28 dienom. Jau mes žinome, kad $200 su 24% man per periodą, per 28 dienas atneš 248 galutinai, ne? 48 pliusų. Kaip atrodys, kai pasibaigs mano depozitas? Ogi jis iš karto su pagrindiniu depozitu ir jau su pelnu grįžta į mano MetaMask'o piniginę. Smart kontraktas pririšęs taip, kad viskas eina tik per jūsų asmeninę piniginę. Kadangi smart kontraktas yra neliečiamas, niekas jį įsibrauti negali, lygiai taip pat jūsų piniginė taip. Niekas negali įsibrauti, nereikia prašyti jokių išvedimų, nereikia prašyti, niekas niekada jums čia nepakeis jokių sąlygų. Vienintelė sąlyga - pasirinkot sumą, kurią įvedat ir kuriam laikotarpiu įvedat. Matot, įsijungiat bulinio skaičiavimo skaitliukas,
Taip, man liko, reiškia, 15 dienų, 23 valandos, 31 minutė ir va sekundės tiksi. Kai tik tai sutiksės paskutinė sekundė, visi pinigai tikrinta, pertikrinta jau, jie iš karto atsiduria mano piniginę. Aš galiu daryti sekantį indėlį, galiu visą sumą, kuri bus Metamasko piniginiai, galiu pasirinkti, pavyzdžiui, tik tai 200 ar 100, kitus naudoti savo gyvenimui. Bet kas yra labai gerai, kadangi čia yra galimybė pastatyti vienai dienai. Matot, pas mane buvo visokiausių, vat, surinkau iš visų piniginių, iš Trasvaletų, iš visur, kur tik tai pas mane buvo USDT BEP20, aš iš visų surinkau pinigus, dar pačia Metamaske buvo čia pas mane pinigų. Ir kadangi man šiandien jų nereikia, aš tiesiog paėmiau ir vienai parai pastačiau, o vienai parai duoda 0,4%. Reiškia, mano bet koks pinigėlis esantis šitoj piniginiai, jeigu man jo greit nereikia, aš galiu nors 0,4% uždirbti į dieną. Tai kodėl? Pasižiūrėkit, viena para nuo 61 man duoda $24 pliuso. Tai kodėl neįdėti tų pinigėlių? Jeigu man jų rytoj nereikės, aš vėl visą tą sumą perdedu. Ir vėl prisijungs dar bus $25 gal jau. Jeigu ir sekančią dieną man neprisireiks tų pinigų, aš vėl perdėsiu. Ir taip, jeigu mes va tos pačius pinigėlius, turimus pinigus, perdedam per vieną dieną, tai aš pasižiūrėjau į suminį procentą, reiškia, bendroj sumoj, jisai vis tiek atneš man 12% per mėnesį. Tai štai, o tokių depozitų aš galiu daryti kiek tik noriu. Pasibaigė laikas, sutiksėjo, čia užsidarė skaitliukas ir visi pinigai atstojo mano piniginėje. Kaip sako tie žmonės, kurie patikrino šitą projektą, šitą platformą, sakė, jis pasibaigti negali, nes smart kontraktas padarytas taip, kad net nebus saito, bet smart kontraktas pats veiks. Ir jūsų piniginė pritvirtinta prie jo. Viskas dirba. Tai štai, dabar pasižiūrėkim, kokios galimybės čia yra. Dar čia yra referalinė programa. Labai svarbu tiem, kurie turi komandas. Gerai, pabandykime atsidaryti referalinę programą. Reiškia, periodus mes žinom, dienas 7 dienos, 14 dienų arba 28 dienos. Ir žmogus statosi kažkokiam tai laikui ir atitinkamai iki 17 gylių čia veikia referalinė programa. Reiškia, pirmo gylio partneriai jūsų jum duoda 20% matching bonuso, reiškia, nuo uždarbio pinigai jum ateina. Pavyzdys, atėjo partneris su 500, per 28 dienas jisai uždirbo 120, 500 plus 120, 620 grįžo pas jį piniginę. Jis vėl stato, bet kai jisai tik tai pastatė, netgi ir pirmą kartą jisai pastatė 500 partneris, jo būsimas uždarbis yra 120. Reiškia, 20% iš karto jau gavo tas, kas jį pakvietė. Jo uždarbio, tai matching bonusą gavo. Žmogus dar neatidirbo depozitas, bet matching bonusas jau atėjo pas pakvietėją. Ir dabar įsivaizduokit, toks žmogus, ar jisai uždirbė 120 nustos dirbti, jeigu jam mato, kad teša pelną čia. Aišku, jisai kartos. Gal jisai kartos ne 500, gal jis visus 620 kartos padėti sekantį periodą. Reiškia, vėl referalinė ateina. Ir vėl, kol žmogus kartos, kol jisai dės indėlį, tol jum ateis 20% nuo jo gautino pelno. Toliau žiūrėkit. Antras lygis duoda mums 10% nuo antro lygio partnerių. Trečio lygio, nuo 3 iki 7 lygio partneriai atneša jum 5% nuo savo pelno. Nuo 8 iki 11 lygio, 8-10 lygiai atneša jum 3% pelno. Ir nuo 11 iki 17 gylio partneriai atneša jum 1% pelno. Bet žiūrėkit, kokios sąlygos. Yra vienintelė sąlyga. Jeigu jūs norite gauti vis giliau nuo partnerių, reiškia, jūsų indėlis turi būti nemažiau kaip. Jeigu jūs atėjot su 100, jum atsiveria pirmas gylis. Tik tai nuo pirmo gylio partnerių gaunat. Jeigu jūs atėjot su 200, jūsų sumoje yra 200 sukasi,
jūs gaunate nuo 2 gilių partnerių. Jeigu pas jūs yra indėlis nuo 300 iki 700, tai kiek šimtų yra, nuo tiek gilių ir gaunate. Pavyzdžiui, jeigu 300 įdėta, nuo 3 gilių gaunate. Jeigu 700 pas jūs bendras indėlis yra, reiškia, jūs gaunate iki 7 gilių. Ir taip toliau, matot, jeigu turite 800, 900 ar 1000, tai jūs gaunate iki 10 gilio. Ir jeigu pas jūs yra nuo 1100 iki 1700, jūs gaunate irgi atitinkamai. Kad gaut nuo visų gilių 17, reikia, kad jūsų indėlis būtų 1700. Nepavyks refavodam ateiti ir susirinkti pinigus nuo visų gilių. Jie patys irgi turės daryti kažkokią tai investiciją. Bet kadangi mes žinom, kad kiekvienas mūsų įdėtas depozitas atneša mum per 28 dienas 24%, tai bet kokiu atveju mes uždirbam nuo savo depozito ir labai gausias komandas čia statosi tie, kurie jas moka pastatyti. O net jeigu ir jūs nesate iš tų, kurie nemoka kviestis, nepergyvenkit. Jūs savo procentuką gaunate ir visiškai nevargstat. Dabar pereikime į sudėtinio procento kalkuliatorių. Kodėl tai yra labai svarbu? Ar ne? Daleiskim. Jūs norite kažkokį tai tikslą turite, surinkti pinigų kažkokią tai sumą. Ir, pavyzdžiui, turite $1000. Jeigu mes skaičiuotume metus, tai į metus, kadangi čia 28 dienos, telpa 13 periodų. 13 kartų per metus yra po 28 dienas. Kadangi 24% už periodą, mes įsivedam 24. Ir skaičiuojam, įsidėjau $1000 į pirminį depozitą ir aš tuos pinigus kiekvieną kartą statysiu maksimaliai. Kiek sugrįžo pas mane su uždarbio, tiek aš maksimaliai 13 kartų ir pastatau maksimalią sumą, kokia pas mane bus piniginiai. Nors suskaičiuokim ir pažiūrėkim, į ką pavirsta mūsų 1000 įsidėtas metų bėgyje. 16 386. Vau, pliusas 15 000. Ar verta pasisukti tokioj pinigų karuseliai? Čia be referalinės programos. Gerai, neturite 1000, norite 100. Prašau, 100 mum užauga per metus į pavirsta 1638. Turi tikslą į kelionę išvažiuoti, įsideda čia ant pinigus, kitų metų gegužės mėnesį važiuojate, nes jūs jau turite $1638. Bet kokią kelionę jums išeina vienam asmeniui. Ir taip, o jeigu dar kiekvieną mėnesį dar dadėtumėte po 100, vat tokią lentelę aš jums galiu parodyti, ne? Pirmą mėnesį įsidėjom 100, jisai po periodo atnešė mums 124. Mes ir tuo 124 siunčiame į darbą ir dar dadedam 100. Vėl dadėjom 100. Gavom tokią sumą. Vėl dadėjom 100 ir šitą sumą paleidom į darbą. Ir taip, per 12 mėnesių jūsų 100 pradinis plus dar dadėjot po 100, ne? Iš viso jums gali atnešti $6310. Ar sudėtinga tai padaryti šitoj karuseliai? 100 jūs net nepajusit kas mėnesį. O pažiūrėkit, kokią sumą per metus galima pasigaminti savo. Čia tikrai pinigų gamyba. O jeigu, kaip sako, aš klausiu tų partnerių, kurie mane pakvietė, labai rimti vyrukai mane pakvietė, sakau, kiek jūs įsidėję čia pinigėlių? Sako, 4000, bet mūsų tikslas 10. Tai pažiūrim, jeigu, čia paprasčiausias dalykas, ar ne? Įsidėjom, pasižiūrėkit, 28 dienos įsidėjom 1000. 1000 mums atneša 240. Per 4 mėnesius mes dar galim paauginti juos, jau 2000 turėsime, taip? Bet jeigu pas mus čia išėjo darbą 4000, reiškia, per periodą jie mums atneša 1000. Gyventi jau galim. Už tai jie ir sako, mūsų tikslas čia, kad 10 000 dirbtų. 10 000 per 28 dienas atneša jums 2400. Be referalinės programos. O jeigu pas jūs yra referalinė programa ir jūsų partneriai kiekvieną periodą vis perstato sumas. Suprantat, apie kokius pinigus mes čia kalbame. Todėl aš ir sakau, kai man pasiūlė šią pinigų karuselę, aš dalyvauju daugybėj projektų. Ir pinigingų tame tarpe, ir kur reikia ilgiau palaukti, ir kur labai greitai pinigai eina. Bet man šitas, tai dabar aš matau,
kad tai yra mano prioritetas. Kviečiu prisijungti ir pradėti savo puikią kelionę šioje pinigų karuselėje.